Sveiki. Eidama mišku, sugalvojau keletą žodžių pasakyti. Tai bus dar vienas video laiškas iš miško. Atsiprašau, truputį užkimus esu, gal pakosėsiu šiek tiek. Pašalus esu. Lašnoja. Lašiukai nuo medžių spyglių, krūmų lapelių leidžiasi žemyn, taškosi į striukės kapišoną. Ir tas jausmas, kad tokio oro į mišką turbūt eina tik tai tie, kas turi šuniukų, kuriuos reikia pravedžioti. Ir tokie laukiniai kaip aš, kurie be miško nei dienos negali išbūti. Ruduo kiekvieną dieną vis kitoks. Ir kiekvieną dieną tiek ruduo, tiek pats miškas gali atsakyti į bet kokį mums kylantį asmeninį klausimą. Bet kokį. Tiek susijusi su sveikata, tiek su santykiais, veikla, pinigais. Ir tai yra labai įdomu ieškoti tų atsakymų, bendraujant su pasauliu. Tačiau tam reikia vienos sąlygos. Ta sąlyga yra savęs kaip viso šito supančio pasaulio dalies jautimas. Neapsiribojimas vien tik veidrodyje matomų trimačių atvaizdų, tuo, kurį kas rytą prausiame, rengiame rūbais, apauname, maitiname. Kodėl miškas atsako? Nebūtinai miškas. Atsako ir miestas, miesto gatvės. Tačiau gyvam pasauly tie atsakymai geriau skaitomi. Žinot, jau daugam nepaslaptis, kad kūno fizinės ligos turi savo emocinės priežastis. Santykių nesklandumai, negebėjimas užmegzti ilgalaikius ryšius, konfliktai su artimaisiais taip pat turi priežastis. Ir tos priežastis yra ne kažkur šalia, aplinkui, toli nuo mūsų. Jos yra kiekviename. Žinot, kaip įdomiai gaunasi. Kiekvienas žmogus galvoja, kad jis yra geras. Bet jeigu kiekvienas taip galvoja, tai iš kur atsiranda tie blogieji, tie kaltininkai mūsų nelaimių, mūsų negerovių. Netiek daug žmonių išdrįsta pažvelgti save ir prisipažinti, kad, aš kažką darau ne taip. Ir atsiverti suvokimam. Tai štai pasaulis tiek gyvas, tiek negyvas, nors nėra negyva. Miestai, kurie sukurti žmonių, užrašai, reklamos, visa kita taip pat yra gyva. Tik jų virpesiai šiek tiek kitokie. Tačiau atsakymus duoda. Norint suprasti, kodėl kažkas vyksta gyvenime, norint rasti savo atsakymus, reikia išdrįsti savo nemeluoti. Nes suvokimai yra ne apie kitus. Ir atsakymai yra ne apie kitus. Ir net ir patarimai, ką daryti ar ko nedaryti, taip pat yra ne apie kitus. Tai yra apie drąsą pamatyti save visokį. Apie drąsą susitikti su savo slepiama dalim, kurią projektuojame į kitus, į aplinką. Ir kai ta drąsa yra, pasaulis atsako. Ateidama į mišką, aš visada su juo pasisveikinu, nes ši erdvė yra gyva. Ji turi savo energijas, kurios gali priimti, gali nepriimti. Man patinka, kai mane priima, kada globoja, kai veda tais takais, kur galiu sutikti save vidinę ir gerus, mandagius, besišypsančius žmonės. Einant į mišką, jeigu kyla kažkoks tai klausimas, galima jo paprašyti. Viduje tyliai.
Nes jeigu garsiai paprašysim ir aplinkui kažkas bus, galim likti nesuprasti. Nereikia šokiruoti kitų, kurie tam nepasiruošia. Tai štai galima paprašyti, kad padėk man suprasti, ką slepia ir ką man nori pasakyti ši situacija, šis kūno negalavimas, šis gyvenimo galvosūkis. O tada visiškai išvalyti lauk mintis. Jų visai išvalyti nepavyks, bet stengtis galvoti ne apie tą klausimą, o dairytis į mišką. Klausyti, va čia dabar paukštis, pavyzdžiui, trakšė. Nežinau koks. Žiūrėti, stebėti, liesti. Būti to gyvoj gamtoj ir tam gyvam lauke. Kiekvienas augalas turi savo formas, savo lapų piešinius, savo struktūrą. Čia auga patys įvairiausi augalai, gyvena įvairūs gyvūnai. Ir mes niekad nežinom, kas bus tas atsakymas. Širdimi, vidumi pajausim, sukirbės, kad va, štai, tai. Iš pradžių galbūt ne taip paprasta atpažinti, kaip atsako pasaulis, gali prireikti kelis kartus eiti užduoti tuos klausimus. Bet paprastai užtenka 3 kartų su tuo pačiu klausimu, kad ateitų žinia, atsakymas, suvokimas, sprendimas, patyrimas. Pasaulis visada atsako. Jei mes iš savo galvos išeinam į jį, išeinam į aplinką. Čia aš jau dabar nebelabai praeisiu, nes apaugę. Tik tai žiemą, kai sušals ir suguls augaliukai, bus galima prabristi. Nieko. Myliu šį beržyną, mane jisai čia traukia. Ir nors planuoju eiti kažkur kitur, vis tiek ateinu čia dažniausiai. Taip nutinka. Jeigu bus klausimų konkrečiai apie tai, kaip rasti savo atsakymus, rašykite po šio video arba man asmeninę žinutę. Ta patirtis, tas žiūrėjimas pro pasaulio langus, pro gyvos erdvės langus yra kažkas nuostabaus. Aš sakau, kartą paragavęs negali sustoti. Ir tada jau eini, šnekėsi, būni. Sustinki su savim, gauni savo atsakymus. Nustoji kaltinti kitus žmonės, nustoji kaltinti save. Mokaisi gyventi, mokaisi stebėti, mokaisi priimti ir paleisti. To ir linkiu. O ruduo gražus, nuostabiai gražus. Pastebėk tai.